Štai mes ir Prancūzijai, kolegos. Nu, Eifelio bokšto per langą nematom, bet už tai matom tokį labai gražų ir samanotą stogą. Tai Eifelio bokštą visi esat matę. O vat stogą samanotą tikrai ne visi esat matę. Pagal jūs čia yra 704 ir 709. Aš irgi galvoju, kad čia yra 704, žinokit. Išbandysim metro, mums reikia jiems 7 ir važiuosim į Montmartrą. Tikiuosi galvą negausim. Jeigu kas tai Myglis su manim, jinai lėtesnė, aš pabėgsiu. M7. Mums čia. Pirma stotelė Montmartras, seriją galim pavadinti šitą epizodų dalį Myglė Montmartre. Kaip suprantu, dabar žinokit, čia užtruksim 10 valandų ir jinai fotkinsis ant kiekvieno kampo. Jūs galite vertinti žmonių koncentraciją, visgi šventinis savaitgalis. Pagal Myglę čia yra žymiausia nuotraukų darymų vieta. Tai aišku, jeigu čia yra žymiausia nuotraukų darymų vieta, tai ką reiškia, kad mes darysim daug nuotraukų. Vienas žmogus Instagramą įkėlė ir viskas. Visi dabar nori nuotraukos su šito raudonu restoranu. Taip yra pateikiamas nuotraukose, kur Myglė nori tokią pasidaryti, o dabar pažiūrėkit, kaip atrodo realybėj. Štai ir ta vieta, dėl ko mes čia susirinkom. Tik aišku, reikia pirmiausia prasibrauti per šitą būrį žmonių. Į vidų patekti be šansų, be šansų. Turi būti visiškai beprotis, kad tokia eilė suėtam. O, ir katukas gyvena kapinėse? Myglis sako, gal katinas šeimininkų kur numirė, kurgi ne, tikrai katinas ateis ir gailės jūs. Man kapinės žiauriai patinka. Montmartre kapinės. Kiciau. Kaip prancūziškai pasakyt. O šitas tai vis laiką tupi tam vazonė. Niekur iš jo neina. Ai, aš čia apsigavau, tai čia kapinis daug didesnis, negu tikėjausi. Pažiūrėkit, ten visa alėja pilna eina. Ir ten. Aš žinau, kad tik čia šitoje vietoje, tai ohoho, čia kapinaitis dydžio. Sutikom kapinės lietuvių. Aišku, kur sutiks lietuvių? Kapinėse. Lietuviam kraujai augia, visiems turbūt kapinės lankyti, prižiūrėti, tvarkyti, tai va, tik atėjom į kapinės, iš karto būnt lietuviai. Nu, super medžiai seni, didžiuliai, visi paminklai tokie galingi, masyvūs. Nu, labai dailios kapinės tikrai, kas būsit, rekomenduoju aplankyti. Jei gerai dabar pamenu, tai jo, buvo šitą, kad yra Montmartre kapinės. Aplankyčiau visas tas kapinės, bet va, turim ponę, kuriai matai kapinės nelabai tinka. Jinai nori Eifelio bokštą, Triumfo arką aplankyti. Kapinės reikia lankyti kapinės, o ne Eifelio bokštus. Nueisim Eifelio bokštą, vėl bus kas? Žmonių 2 milijonai, praeit neįmanoma, pūstis, o čia va ateini, ramu, jauku, gražu. O, na štai kolegus, pagaliau išsimušim truputį iš tų žmonių, tai dabar einame link Triumfo arkos. Dar planas būtų surasti kokią kavinukę mūsų pusėje ir atsigert kavos, ar ten dar kokio alaus nealkoholinio. Prancūzijai visgi esam, kur vyno gal kokio, nu vyno. Myglį darbo eigoje, pasiekim, ką daro Instagram'e ir man liepia nejudėti, sakė niekur. Jinai man nutaisų vaizdą, kaip turi būti ir tada aš negaliu judinti to vaizdo. Va, tai padeda, tada aš turiu paimti ir negaliu judinti ir tada jinai nueina ir aš turiu spaudyti mygtuką fotografuoti. Trumpai tariant, kolegos, aš dirbu kaip stovas tiesiog. Mane ką tik pažemino pareigose, sakė, Palangis geriau susitvarko negu aš. O, koksai kino stiliaus namelis gražus. Staptelium truputėlį kavos, kainelis tokios, nu, nemažos, šiaip puodelis kavos 5,50 ir vandens irgi 5,50 kainuoja stiklinė, tai stiklinė vandens ir stiklinė kavos 11 eurų. 95% žiūrinčiųjų pas mane vyrai, tai šitas kadras 5%. Žmonių koncentraciją galit spręsti, kad artėjom prie kito objekto, tai yra prie Triumfo arkos. Visur visi fotkinasi, svarbiausia niekam kadrų nesutrukdyti ir neįlyst. Triumfo arka iš kito kampo, Myglė labai norėjo pasidaryti nuotrauką ant va šito suliuko, nes ten yra irgi kažkokia atseit labai gera vieta fotkintis, bet nelabai turbūt išeis. Ten yra laisvas suliukas, tai dabar turim skubėti. Nebespėjau užimė. Na, o mes tuo metu galim pasigrožėti Triumfo arką dar kitų kampų, ko laukiam suliuko žymiai nuotraukai. Na, čia žmonės rimtai užsiema, nufotkina, eina, žiūri, vėl fotkina, parodo, netinka, vėl per naują. O jūs galvojat, kad lengva pasidaryti nuotrauką gerą. Matot, nelengva. Nu ką, gerai, kolegus, varau ir aš pagal Instagramo taisyklės. Gerai, varom. Na ir dar galim pasigrožėti Triumfo arką iš priekinės pusės fasadas. Dar vieną Instagramo vietą trumpai parodysiu. Jeigu būtų viskas pagal mane, tai būtų tik muziejai, bažnyčios ir kapinės. Jeigu tai būtų pagal Myglį, tai būtų va tokios vietelės. Tai arba Instagram, arba čia sakė, iš kur yra? Sakė, čia yra vieta iš filmo Emily in Paris. Serialą, atsiprašau, Emily in Paris. Tai va, čia tokios pačios draugės kaip Myglės gerbėjos, aišku, susirinkę. Tai dabar turės pastovėti truputėlį eiliai ir galės nusifotkinti. Ne, aš neįsiu. Neįsi? Na, dabar tik taip sako, prie kol filmuoju. Po to sakys, aš noriu.
Truputį tik nusuk į šoną, va čiut ir viskas, žmonių neberasta. Nueini į lankomą objektą, bum, patys matyt, kas daros. Graži gatvelė, žmonių nėra. Eifelį nusipirkę turim bilietą 8 valandą, dabar dar tik 3, tai laiko daug, bet vis tiek judam link ten, kažkur dar kavos šausim. Į Eifelio bokštą bilietus pirkom prieš 3 savaitės jau. Ten yra 2 leveliai. Antras aukštas arba aukščiausias aukštas, į aukščiausią aukštą bilietų jau nebuvo prieš 3 savaitės. Į antrą aukštą galima arba liftu keltis, arba lipti laiptais. Tai liftu irgi bilietų nebebuvo, tai gavom tik bilietą lipti laiptais. Nu tai ką, kolegos, į Eifelį lipsim laiptais. Tai, nu, kaip ir pliusai. Tuo pačiu metu ir pasportuosim ir užlipsim į Eifelį. Nu, tik tai gaila, kad pavyks tik į antrą aukštą. Į maksimalų aukštą jau prieš 3 savaitės nei vieno bilieto nebebuvo. Štai ir jis, dėl ko čia visi mes ir susirinkom, ponas Eifelio bokštas. Galite nusipirkti mini Eifeliuką, jeigu reikia, iš geriausių draugo, nes jie visai kaip eina, sako, kad aš jų geriausias draugas. Matot, ir Prancūzijai turiu geriausių draugų. Bet dabar, kai žiūriu, tai žinokit, lipančių nelabai yra. Jaučiu, dėl to tų bilietų ir buvo, dėl to, kad lipančių nėra. Na ir ką, mūsų laukia kelionė į ne štai šitą, o štai šitą levelį. Tiek laiptelių, tuk. Šiaip gerai man patinka, aišku, laiptais lipti, nes nenueisim į sporto salę 4 dienas. 4 dienas be sporto salės man jau depresija prasideda. Na tai čia bus tokia kaip reabilitacija, šioks toks pasiteisinimas, kad į salę neinu. Ką tik pavalgym, pasistiprinom prieš Eifelį, tai rekomenduojam čia visiems apsilankyti. Pasirodo, kad padavėjas yra Lietuvos fanatas ir dar Žalgiris. Iškart pirmas klausimas buvo Žalgiris ar Rytas. Mes, aišku, pasakėm teisingą atsakymą, kad yra Žalgiris, tai viskas, mūsų geriausias draugas buvo. Davė bulkus nemokamai, alaus daugiau įpylė. Tai va, jeigu būsit, nueikit, pabandykit, žmogus Lietuvos gerbėjas. Taip atrodo eilė, kas bilietų neturi, o taip atrodo eilė, kas bilietus turi. Bilietų neturi, bilietus turi. Liko 651, PM 609, 608. Kol kas visi lipam kartu, bet manau, kad silpnieji tuo atsiliks. Galima, atrodo, kad lenkiam gal, ne? Visus aplenkiam. Žiūrėsim, kiek temsim. O, pasivėjom dar stovinčius. Jeigu video neišeis, reiškiasi Tomai širdies smūgis. Net nespėjom pradėti, o jau pirmas aukštas. Vaikų žaidimas. Maksimum 3 minutės iki pirmo aukšto. Tai čia easy peasy. Viduje yra kupolas, galim kavos pagerti arba da kažko tai, alaus nealkoholinio. Nu, pasiruošus antram raundui. Įveiktas, varom, kolegus, antras levelis. Nuimam laiką ir pirmin. Pafilmuosiu Miglės kojas, kas norit, galit pažiūrėti. Užfiksuokit dabar laiką. Su mūsų bilietu čia yra Max. Aukščiau niekur lipti už ko nebegalima. Įjungi žybsėjimą, tai visi pradėjo ploti labai stipriai. Nelabai iš vidaus matosi, pafilmuosiu iš išorės, bet įjungi dabar žybsėjimą ir visas Eifelio bokštas žybs. Įjungi tik 10 minučių tą žybsėjimą. Na, va. Vau, ką tik pralėkė belenkiek žiūrkių. Viso čia kažkur įsislapstė, pala, gal dar rasim nufilmuot, bet tu tiesiog eini ir tu keliu prabėg. Ežė. Aš pirmą kartą, kai prabėgu, net nepagau, kad vairė. Eini, tik prabėga. Viena, kita. Bet čia pasirodo žiūrkiuojamai. Pavyko užfiksuoti. Vyksta 10 minučių kas valandą. Trečia diena Paryžiui, mes jau esam tikri profesionalai ir žinom visus pagrindinius principus. Jeigu dega raudona šviesa, čia einat, nesvarbu, niekas dėmesio nekreipia, žalias irgi einat, raudonas irgi einat. Vienu žodžiu, čia absoliučiai niekas nesvarbu. Pėsčiųjų perėja čia iš viso yra tiesiog patepliojimas ant asfalto, į jį absoliučiai niekas dėmesio nekreipia. Jeigu šviesoforo nėra, tai per pėsčiųjų perėją iš viso eiti yra be šansų. Na, bet čia žmonės ir eina per pėsčiųjų perėją, jie tiesiog kerta kelią bet kurioje vietoje. Tada įsijungi IDF mobilitės programėlę, nusipirki bilietą, galite iškart pirkti į telefoną, galite į laikrodį pirkti kur tik norit. Nusipirkt, pasirenkat, tarkim, į telefoną, tada įsirenkat, norit vienetinį bilietą, norit dienos bilietą, norit visą paketą, ką norit, nusipirkat. Ir kas labai patogu, bilietas automatiškai važiuoja į Apple piniginę, priliečiat prie aparato bilietas nusiskaitų, viskas, nereikia nei kažko aktyvuotis, nei įsijungti nieko. Automatiškai telefoną, netgi rašo, jeigu telefonas išsikrovęs ir taip turi suveikti. Tai va, žiauriai patogu tikrai programėlė, tai po Paryžių keliaut labai patogu. Aš nelabai norėjau aišku eit, bet Miglė čia labai reikalavo, kad einam, tai nusprendėm dar aplankyti karo muziejų.
Nu, bet čia Myglis iniciatyva, a ne Mygli labai norėjai karo muziejai. Niekas bilietų jokių netikrina, bet aš online 40 eurų sumokėjau. Nu, aš tikiuosi, kad bus kažkur kokius būrius, kur kiti negalės įeiti ir tik mes galėsim įeiti, bet jeigu aš sumokėjau 40 eurų, ta prasme, už nemokamą dalyką, tai žiauriai juokingai būtų. O kokie faini tokio norėčiau turėti namuose. Gali paklausyti, kaip groja anksčiau instrumentai. Tas, pavyzdžiui. Šitas atrodo gerai. O čia tai ginklas. Čia tokių kambarėlių, bet kiek jau pasimečiau, kur buvom, kur nebuvom. Džentelmenų rinkinukas. Viskas, ko gali prireikti. Anksčiau žmonės žudydavo stilingai. Gražiai viskas išgraviruota, paruošta, o tokį komplektą vyrui nupirkai dovanų. Tada jis iškviečia į dvikovą kitą vyrą ir nužūsta. Bet gražiai. O kas čia? Įsivaizduokit, kiek pinigų toks kainuodavo. Viskas yra karaliaus. Nuo mažų dienų, kaip jis augo. Taip atrodė. Tada taip. Ir tada taip. Meno kūrinys. Ir toks ateina pas tave su kardu. Sako, ateini čia. Gaila net trenk būtų. Atgal. Nemaža skylė, bet ten turim dar didesnę skylę. Dideliai skyliai reikia ir didelių rutulių. Čia jeigu ūsus turi, arba didelės lūpas. Vieni iš paskutinių šarvų ir po to tiesiog jau atsirado ginklai ir nebeapsimokėjai su šarvais būt, nes labai storus reikėjo, kad nepramuštų. Patrankos ir tos meno kūriniai. Piešinėliais, figūrėlėm. Metam bėgant grožis vis mažėjo, bet aišku atsirado kiti dalykai, tai yra maskuotė. O aš taip suvokiu, kad pasidarė viskas negražu dėl to, kad maskavimas aišku tapo svarbiau. Sveiki atvykę į Luvrą, kolegos. Eisim pažiūrėti į Mono Lizą. Jeigu būtų dvi, būtų stereo Lizos, bet dabar bus mono. Turim bilietus tipo be eilės, bet neįsivaizduoju, kaip taip įmanoma. Turbūt bus su eilė. Šitą vietą Mygliai jau patiko, ką žin, kodėl aš vis galvoju. Ir investuoju prie tų skulptūrų ir žiūri visas. Ai, nu ir man visai nieko tas muziejus atrodo jau. Daugybė paveikslų ir daugybė žmonių. Kaip suprantu, artėjant prie Mono Lizos, žmonių koncentracija irgi didėja, nes čia pagrindinis eksponatas, visų rodiklis tik ten. Turėjom bilietus plaukti su laivu per upę, bet tai pažiūrėkit, kas čia darosi. Eilė nuo ten, o laivo net nesimato kitam gale. Tai bilietus turim nusipirkę, bet nusprendėm, kad neplauksim. Tiek to neapsimoka tikrai stovėti tokios eilės vien tam, kad paplauk pusę valandų su laivu. Gražiausias pasaulyje dviračių takas. Mano mylimiausias spalvos. Dar vienas objektas, dar viena žmonių jūra. Nu ką, sveiki atvykę į katedrą. Na ir aišku, kaip ir visų objektų situacija ta pati, jeigu norit patekti į vidų, eilė kosmosas, taip kad į vidų patekti aišku be šansinių, nes stovėti eilę, tai nu čia tikrai laiko švaistymas. Na, bet trumpai. Katedra iš išorės atrodo tai po renovacijos. Jau net nepasakysi, kad kažkas ir buvo baisaus. Ir kelionę baigiam suvenyrų kampelį. Tai čia prie Notre Dame katedros vien visą gatvę tik suvenyrų. Tai visokių nesąmonių prisipirkom. O radau savo kampelį. Drakonų rutuliai, pažiūrėkit, visi vienoje vietoje. O, eik tu savo. Nusipirkau kolegų Kinto debesį. Tai dabar turėsiu ant raktų pakabuko Kinto debesį, įsivaizduojat? O, taip. Gaila nebuvo kitokio, bet Kinto debesis irgi geras daiktas. Su kėdėm čia beje taip įdomiai padaryti, yra metalinės kėdės tokios, bet jas gali nešti kur nori. Ir ant jų atsisėsti. Ir pilnas parkas su bikidžių yra pridėtas. Tai žmonės jas tiesiog pasiema ir po visą parką įsimėtė visur. Pilna visur žmonių ir su tom kėdėm tokiam.
Nu, šiaip tikrai gerai sugalvota, geras metalinis, niem ką padarysi, nuslaužysi. O bent vienas objektėlis, kuriame šiek tiek mažiau žmonių. Tai Panteonas nepatenka turbūt į top. Ten tą 3-tuką ar 4-tuką. Jo, net ant širdies geriau, kad žmonių mažiau. Taip, kad net jeigu ir norėtumėt patekti į vidų, neįmanoma, nes visi bilietai šiandien jau parduoti. Kokį išvadą galim padaryti, kad jeigu norit kažką aplankyti, viską turit pirktis iš anksto. Vietoj tikrai nesitikėkit kažką gauti. Bent jau palieskim.